Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Iš kiemo pusės 670. Ačiū visiems, kad žiūrite, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate įvairiausių minčių, pasiūlote dar kai kas. Apkaltina mane, kad aš nevatai esu baisiai prorusiškas, dėl to ir peikiu, ar, sakykime taip, tiesą sakau apie konservatorius. Iš tikrųjų, parašiau aš tam žmogeliu, aš esu pro-lietuviškas. Lietuva pirmiausia ir Lietuvos valstybės ir Lietuvos žmonių interesai yra pirmiausia. Ir apie tai mes turėtumėm galvoti ir galvoti apie tai, kad valstybė Lietuva su jos žmonėmis išliktų. Ir tai yra pats svarbiausias mūsų valstybės egzistavimo klausimas. Visi kiti yra antriniai, o tie, kurie kenkia šitam klausimui, suprantama, kad jie tarnauja arba vienai, arba kitai pusiai. O čiagi iškilo diskusija apie Tėvynės sąjungą minus Lietuvos krikščionis demokratus, kurių gretose sugautas buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentas, profesionaliai paruoštas ir profesionaliai perdavinėjęs informaciją. Ja. Taigi, ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą, ačiū visiems, kad tiek Patreon platformoje, kad ir į Komiko teatrą pervedat paramėlę. Apačioje po šito video aprašyme yra visi reikalingi rekvizitai, ar paremėte čia paspausdami tą mygtuką. Ačiū ant tos širdelės ir tampate mūsų kanalo rėmėjais ir klubo nariais. Galite ten paaukoti kiek tik širdis geidžia. Jeigu jau išėjo kalba apie konservatorius ir mūsų žavėją spaudą, tai tiesiog vienas toks pavyzdukas. Visai šviežiai buvo nuteistas už sukčiavimą ir dar visą ten puokštę nusikaltimų Alytaus rajono buvęs ilgametis meras Vrubliauskas. Ir kaip matote iš straipsnio, pamiršo, čia sakau, kabutėse pamiršo žurnalistai lyg netyčia parašyti, kad jisai buvęs Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų veikėjas. Jam skirta 25 000 eurų bauda, taip pat atimta teisė būti išrinktam, bet matote, yra aprašyme, straipsnėje neparašyta partinė priklausomybė ir kokioj partijai būdamas jisai darė nusikaltimus. Nuteistas. Dar tos pačios savivaldybės vėlgi pamiršo paminėti partinę priklausomybę, buvusi vicemerė taip pat yra patraukta atsakomybėn. Čia matote aprašymą, telefoniuką lengvai jinai nusisavino ir reikia ieškoti informacijos, kokiai partijai jinai priklausė. Ir vėl tai pačiai Tėvynės sąjungai minus Lietuvos krikščionis demokratai. iPhone'ą. Truputėlį nusisavino. O kaip matote iš VRK duomenų, jinai priklausė būtent konservatnikams. Dar kartą priminsiu tiesiog, tokia smulkmena, bet jinai yra pastovi. Jeigu rašoma apie nusikaltimus konservatnikų, liberastų ar kokio nors laisviečių, tai niekada nerasite partijos pavadinimų. Jeigu ir net socdemus ir tuos tarkuoja, o jeigu ten, pavyzdžiui, koks nors neduok dieve Žemaitaitis, iš karto būtų iškolėti visi, reiškia, aušriečiais, dešriečiais išvadinti ir panašiai. Ir mums klijuoja, pavyzdžiui, maršistų etiketę, vatnikų etiketės ir visokias kitokias ir nevengia to visada pridėti žodelio, nors didysis šeimos gynimo maršas buvo vienas didelis įvykis 2021 metais, gegužės 15 dieną. Tai buvo maršas, tai buvo renginys. Ir toliau po pusmečio, sakysim, nepilno, įsisteigė Lietuvos šeimų sąjūdis.
tik tai tiek, bet tai ne maršas įsisteigė. Vienok, jie jau užklijavę maršistų etiketę, visą laiką tą bando klijuoti. Važiuojame toliau, sakau, kad apie socdemus berašant ir jų pridirbimus berašant nepamiršta, bet ne visada nepamiršta, kartais irgi nutyli. O čia vėlgi priminsiu, jau kalbėjom apie tą maršą, tai ten buvo kova dėl visų mūsų didžiosios daugumos piliečių teisių pažeidimų, bandant prastumti Stambulo konvenciją, vienalytės užpakalinės santuokas ir visą kitą, atsiprašau, kairuolišką komunistinį mėšliuką, lenininį mėšliuką, apie kurį štai dabar socdemai ėmė ir užkalbėjo. Mes jau rodėm, kad pas socdemus programoje tas buvo tarp eilučių parašyta. Ir dabar Paluckas, premjeras, socdemas, sako, kad bus Seimo narių grupė, kuri klausimą mėgins spręsti. Neva tai jis nežino, kokia čia Seimo narių grupė. Priminsiu, kad jo pačio partijos narė Birutė Vėsaitė, jau tokia riebiai pensininkė, visai nusenusi, nežinau, kogi jai čia prireikė vienalyčių santokų, gal į senatvę protelius pasimaišė. Jinai aiškiai pasakė, kad socdemai stums šitą klausimą. Kam Paluckui va taip sukti uodegą ir pasakot apie kažkokias tai mistinės Seimo narių grupės, kurių jis neva tai nepažįsta, tiesiog tegul pasižiūri į veidrodį ir pasižiūri į savo partijos pirmininkę, kurie irgi sakė, jeigu aš būčiau Seime, balsuočiau už vienalytės. Kam eilinį kartą mėgint mulkinti žmonės? Važiuojame toliau. Unikali situacija, tiesiog visa žinia, visa protė. Priminsiu, kad gydytoja pagal išsilavinimą, bet buvo ir krašto apsaugos ministrė, atbuvo 4 metus, tiesa, taip ir nesugebėjo išmokti anglų kalbos, atsėdėjo jau 5 metus Europarlamente, irgi nesugebėjo išmokti anglų kalbos, tiesiog pasidarė viso pasaulio veikėja. Tiesa, savo pažiūrų neturi, triedžia, sakysim taip, ir skiedžia. Tokia verbalinė tryda iš jos trykšta, visa, ką nurodo iš už Atlanto. Faktas, kad praktiškai tai, sakysim taip, amerikonų demokratų pliurpalai. Štai jinai savo Facebook'e parašė, kad kruvinas diktatorius Sirijoje žlugo, panika kažkodėl tai Kremliuje. Ir jinai neabejoja, kad žlugęs Sirijos diktatorius Bašaras, tai skaudus smūgis ištikimam jo sąjungininkui prezidentui Putinui. Politikė tvirtina, kad griūsi ir jo valdoma Rusija. Ką reiškia griūsi ir jo valdoma Rusija? Čia žurnalistai be klaidų parašyti negali. Jinai paplatino šitą tokią džiugę žinią Facebook'e, o šalia kitas straipsnis, kasgi ten tą kruvinai diktatorių nugalėjo, pasirodo, sukilėlių lyderis Abu Mohamedas Al-Jolanis, ekstremistas, anksčiau priklausęs Al-Qaeda, tai su Bin Ladeno nužudyto teroristo bendras žygis, už jo galvą JAV yra paskyrę 10 milijonų premiją, ekstremistas, teroristas. Nu gerai, sakykime, tas prieš tai buvęs diktatorius irgi buvo negeras. Tai kame dabar mum gerumas Lietuvai, kad vienas žudikas teroristas nusmaugė kitą ir atsisėdo į jo vietą. Papasakokit normaliam žmogui, va tai pabandykite paaiškinti, kuom čia turi džiaugtis vargšė raselė. Nu, niekaip neaišku, jo lab, kad ta premija už jo galvą vis dar nepanaikinta. Bet čia jos galvos vingių. Nu, vienas dalykas neįmanoma rasti ir suprasti. Nu, jeigu tų vingių galvoj nėra, tai ten jų ir negali rasti. Ir minčių šuoliai tokie patys ištiesinti ir švelniai tariant, kvailokio. Jinai, tiesa, sakiau, rūpinasi visų pasauliu dabar. Ir ašgi pakartosiu dar kartą, būdama krašto apsaugos ministrė ir būdama 5 metus europarlamentarė,
nesugebėjo išmokti anglų kalbos. Ir pažiūrėkite, ką prisapaliojo to jos nemėgstamo Путино колба. В Европарламенте мы понимаем, что это очень исторические дни не только для Грузии, Саакартвела, но и для всей Европы. Саакартвела, Грузия имеет статус кандидата в Европейский Союз, и это значит, что то, что нуждается для такого государства сделать, это все написано на этих вопросах, и это государство должно отвечать этим стандартам, которые являются нашими стандартами Европейского Союза, включая выборы, свободные выборы. А вот этого как раз и не было. И мы сейчас просто хотим выслушать людей, политиков, негосударственные организации, медиа. Вот почему мы здесь. Stenėjo ta rusų kalba kažką, stenėjo vargšė raselė ir taip ir nesugebėjo kažką doro suregzti. Realiai pati net nesuvokė, kuo jin ten nusitrenkė į tą Gruziją. Europarlamento narė nuvažiavo į Gruziją be, sakysim taip, jokių įgaliojimų, nuvažiavo susitikti su kuo? Sako, su politikais, bet su oficialiai išrinktais politikais nesusitiko. Realiai jokių įrodymų niekur nebuvo pateikta, kad kažkur kažkas kažką suklastojo. Tie apskritai visi protestai jau seniai nurimę ir naktim apskritai nieko nebūna, nes tiesiog buvo surasta begalė šitų organizacijų. Aš jau esu ir įdėjęs ir nuotraukėlę, kur ambasados darbuotojai, buvę ambasados darbuotojai, protestavo, Amerikos ambasados turiuomenį, apmokyti už pinigiukus užsienio, protestavo nevatai, gindami kažkieno teisės. Ką jin ten veikia, ką jin atstovavo. Ir dar kartą pabrėšiu, neišmoko per realiai privalomus 10 metų anglų kalbos. 4 metus buvo krašto apsaugos ministrė ir 5 metus jau prasidėjo Europarlamente, kur anglų kalba bendraujant būtina. Aš jau nekalbu apie tai, kad žodžio suregzti normalaus negalima. Angliškai, aš priminsiu, jinai tik tai kažką meuksėjo. I am doctor, medical doctor, and vaccination is very good vaccination for me and for you. Vaccination very good because I am doctor. Tai tada jinai per pandemiją vaidino daktarą, o jinai dabar kažką irgi gal nuvažiavo skiepyti. Europos Sąjungos nare Gruzija nėra. Gal susimaišė mergaitė. Jinai pasakė, kad tie kandidatai, bet jie atsisakė jau to kandidato statuso. Gruzija oficialiai paskelbta, taip, kad nuvažiavosi dabar, jinai tiesiog pasakė nesąmonę ir bando įkalbėti gruzinus priimti vienalytės, užpakalinės santuokas, visokias kitokias santuokas. Ir mes jau rodėm prieš kelias laidas, kai Seimo narys Valius Ąžuolas sudėjo taškus ant i ir visas tokias Juknevičienės demaskavo ir parodė kaip visiškas menkystas, apsimetelės, dviveidės ir, atvirai pasakius, melagės. Va tokie pas mus veikiai. Beje, jinai, sakysim taip, klėdėjo rusų kalba, gal truputėlį apsinešus mažą ką, rusiškai. Pačios tos jų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nekenčiama kalba, labiausiai nekenčiama kalba, ir visą tą partiją jau dabar užsipuolė ir dabartinį ministrą Birutį, kad jisai pasakė, kad reikia nepolitizuoti rusų kultūros. Ir jisai visiškai teisus. Priminsiu, kad tas pats Sioma Kairys, buvęs ministras, vienoj vietoj
rusų menininkus, globojo, teikė jiem medalius ir premijas, ir finansavimą, o lietuvį menininką, režisierių Rimą Tuminą išvadino girtų rusų kareivių. Ir akivaizdžiai, kad Rimas Tuminas nebuvo rusų menininkas, o su jo teatre dirbę du jo pavaldiniai, vienas gavo finansavimą, o Andželika Cholina gavo medalį už darbą Rusijoje. Taip, kad skiesti, kad visiems taikomi vienodi standartai, akivaizdu, kad čia gali tik visiškas konservatnikas. Ir dabar užpultas naujasis ministras Šarūnas Birutis ir visi šitie puolėjai lyg nemato, kad Kijevo baletas atvežė mums ruso Čaikovskio Gulbių ežerą, baletą Gulbių ežerą. Dar geriau pasakė, kad Čaikovskis tai yra ukrainietis. Nu, čia Sioma, kairys, šitie gali nusikalbėti, nes tokio bukumo ministro apskritai nežinau, ar buvo apskritai istorijoje. Antra vertus, faktas, kad žinant, galimai jo tautybę, tai visai nestebina, kad visada jis pasakys tai, kaip reikia. Šitą hebrytį, šitą, zingeriai visokie, Kuklianskiai, jie visada pasakos, kad visi kiti kaltė, jie labai teisūs. Dar kartą pabrėšiu. Puola ant ministro, ne va tai jisai sako, kad rusų kultūrą reikia atskirsti nuo dabartinės rusų politikos ir tuo pačiu metu jie nemato, kad Lietuvoje rodomas ruso Čaikovskio baletas Gulbių ežeras. Gal reikėtų išvaikyti tos ukrainiečius, gal jiems duoti diržų, kogi jie čia rusiška ta. Beje, jau prieš kokius metus gal aš rodžiau, kad visame pasaulyje atliekami Čaikovskio, Šostakovičiaus ir kitų skambių autorių Musorgskio kūriniai didžiausiose pasaulio arenose. Tik pas mus, lietuviam, tai atlikti draudžiama. Kitų šalių veikėjų su šniobeliais ir su Siomos tautybė, matyt, viskas galima. Nes tik jiem galima uždirbti šitą pinigą. Važiuojame toliau. Dar vienas glušelis išlindo į eterį ir, vargšas, aišku, žmogus, įsilavinimo neturi, kaip suprantu, intelekto irgi visiškai nesužalotas, supratimo apie politiką iš vis nieko neturi, bet žino, kad reikia loti pavėjui, gal kas nors numes kokį apgraužtą kaulą. Žemaitaitis yra dalykas, kuris yra ant kiekvieno sveiko žmogaus veido. Tai yra karpa, apgamas arba randas. Tai šitas elgesys, kuriuo jisai save pristato, žemindamas dalį Lietuvos. Ir ta Lietuvos dalis yra, Klaipėdos dydžio. Važiuodamas ant jos, neigdamas ją, mano galva yra įžeidimas tiesiog pačiai Lietuvai. Ir tokie kaip Petras, mano galva yra žmonės, kurie padeda žmonėm, antisemitam būti valdžios viršūnėse. O kad Remigijus supranta politikos žaidimo taisyklės, aš visiškai pritariu. Ir lygiai taip pat pritariu Danieliui. Lygiai taip pat pritariu. Man atrodo, kad Remigijus padarė tai, ką padarė ir Vilija. Remigijus daro iš politikos šou. Ir pagrindinė dalis minties, ko gero, kurią pristatinėjo Danielius, kad menkinama politika tada, kai iš jos daroma šou. Trumpas daro šou. Pagalvoju, Remigijus, aš padarysiu geresnį šou. Šalia manęs yra patikimų dujų generatorių. Pripūsime tų dujų. Ir tos dujos buvo melo, apgavystės ir tautos skaldymo dujos. Štai ant tų dujus ir pasikėlė. Prie ko čia Klaipėda, prie ko čia Klaipėdos miestas apskritai nesusigaudo žmogelis, nesusigaudo visiškai politikoje. Ir pirmoji frazė buvo, kad ant kiekvieno sveiko žmogaus veido yra karpos ir apgamai. Jisai pats be karpų ir apgamų reiškia faktas, kad būtų galima įtarti jį nesveikumu. Ir čia galėtumėm ir pabaigti diskusiją, nes jis nesveikas. Bet aš tiesiog labai nesunkiai radau informaciją, kas yra tos karpos, ir tai nėra sveikatos požymis. Paprastai karpomis yra užsikrečiama nuo kito žmogaus per mažas žaizdeles, su jom dažniau susiduria aktyvesni vaikai, paaugliai. Čia viskas parašyta labai aiškiai, karpom galima užsikrėsti ir karpos yra neestetiškas apie imuniteto
problemas signalizuojantis negalavimas. Ant kiekvieno sveiko žmogaus veido yra karpos. Čia tokia geniali frazė iš Juozo Liesio, kažkada buvusio seniai grupės Bavarija nario, kodėl va tokius kviečia į televiziją papliurpti politikos klausimais, iš tikrųjų nesuvokiama, bet čia galima tik tai tiesiog bandyti žmonėm formuoti nuomonę per tokius kvailelius, kurie nesuvokia, ką kalba, kodėl kalba, neturi jokių, sakiau, žinių tam reikalingų, patirties tam neturi, bet už apgraužtą kaulą jie gali padaryti bet ką. Taigi, jums tiesiog klausimėlis. Kas nusprendė, kad jis ekspertas? Kad jis ekspertas ir gali kažką pakomentuoti apie pačių žydų išpūstą antisemitizmo klausimą apie Žemaitaitį. Tiesiog, tokių prirenkat kvailelių bandoma sudaryti žmonėm nuomonę, kad neva tai visa Lietuva yra baisiai susirūpinusi tuo žyduku, kuris lipo kopečiom. 100 metų niekam nerūpėjo, staiga pyt. Kodėl žydas lipo kopečiom? Kaip čia yra baisu? Kaip taip galima? Čia žaidimas žydų. O čia yra didysis antisemitizmas. Ne vienas žydas nelips tau kopečiom, o čia staiga fizinį sunkų darbą. Žydui baisu, va čia yra antisemitizmas. Matyt, šitoj vietoj visokios Fainas Kuklianski ir visokie zingeriai įsižeidė. Beje, tas zingeris pradėjo sekti pasakas apie tai, kad neva tai 35 metus buvo viskas gerai. 35 metus jisai pats sėdėjo Seime ir vienintelis jo nuopelnas, beje didžiulis nuopelnas, yra tai, kad žydai gavo iš Lietuvos valstybės biudžeto 74 milijonus eurų. Grubiai tariant, po 2,5 milijonų per metus per visą nepriklausomybės veikimą. Tai vienintelę naudą jis atnešė žydams, bet ne Lietuvos valstybei, ir tie pinigai buvo žydams sumokėti ne už lietuvių kažką tai, kažkokius veiksmus ar nusikaltimus, o už Sovietų sąjungos atimtą žydų turtą. Vat ir visi žydų nuopelnai valstybei, tai yra apvogta valstybė ir ne tik šitais pinigais. Čia yra mano nuomonė, suskaičiuoti konkretus pinigai ir aš ją drąsiai remiantis visų jų veiksmais ir komentuoju. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės, tai buvo 670 laida. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad pakomentuojate, ačiū visiems, kad esate kartu su mumis. Ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformoje, tiek pervesdami pinigėlius į Komiko teatrą ar paspausdami tą mygtuką. Ačiū esantį čia apačioje. Visiems gerų dienų. Netikėkite visokiais kvailiais, kurios kažkas kviečia į televiziją ir jo labiau Valinskais. Nuo kada Valinskas išmestas iš Seimo pirmininko pareigų už bendradarbiavimą su nusikaltėliais ir apskritai po to išpjautas iš Seimo, tapo politikos ekspertu. Tiesiog klausimas jums visiems. Ate.